O čia statysim tą didelį televizorių. Juokauju, ne televizorių. Čia bus didelis panoraminis langas, bus jo stiklo paketas. Jisai bus tonuotas, bus kaip tu norėjai, į tavo kiemo tą gražią dalį, kur augalai auga, kiek pamenu pas patį. Čia eis šilaugės, čia eis tujos, čia žolelė, pevelė. Žolelė, pevelė, o čia, pamiršai pasakyti, čia bus šalta vonia, ledo vonia. Nes mes tęsim savo terasą šiek tiek. Ir čia statysime būtent jūsų ledo vonę. Nes savo aš jau, kaip suprantu, mes jau šiukšlių dėžę. Taip, iš šiukšlių dėžę, ten laikysim mėsą, mes kalbėjom. Nes ir buvo sukurta mėsai laikyti, bet aš ją naudoju kaip vonę. Kaip vonę, tai mes kalbėjom, aš siūliau čia galbūt duris padaryti, bet tu pats pasakei, sakai, nu, kam tos durys, čia yra šonė įėjimas, labai bus patogu. Nes mes kaip tik sujungsim visą terasą ir padarysim tokį patogų gražų priėjimą. Ir čia žmonės, kurie pirtinės, gali netgi stebėti visą šitą procedūrą. Kaip kažkas šala. Jo, Kiek kažkas šala, jo sveikatinasi.